Kas mokiniui geriau – baleto konkursai ar spektakliai? Baleto konkursas, kai vaikas pasiruošia variaciją arba kartais dvi ir varžosi su kitais šokėjais. Žinau, ką iš karto sakysite, koks dar balete gali būti varžybos, juk tai menas. 2010 metais aš buvau pirmoji, kuri surengė Lietuvoje pirmąjį Lietuvos baleto konkursą. Apie tai rašė baleto kritikas Helmutas Šabasevičius žurnale Krantai. Šiandien baleto konkursai tai normali praktika visose baleto mokyklose. Tai turi didelę vertę, nes tai techninis augimas, bendruomenė ir patirties mainai. Bet realybė tokia, kad labai daug nė karto konkursą nelaimėjusių atlikėjų tapo didžiųjų teatrų primos arba primarijai. Kodėl? Nes konkursas apie techniką, o spektaklis apie vaidmenį, istoriją, ryšį su publika. Bėda tame, kad konkursų yra labai daug jau šiandien dienai vos ne kas savaitgalį. Spektaklyje sušokti tu gali vos 1-2 kartus per sezoną. Jeigu vis tik galvoji rinktis profesiją, tai konkursai tik iki kiek 18-20 metų, o tavo karjera turėtų tęstis iki 45 ar gal dar daugiau. Į trupę papulti reikia būti artistu, o vaidmuo turi būti mokinamasi sukurti. Baleto technika ir konkursai be abejo yra labai svarbu, bet norint tapti didžiuoju baleto artistu, to neužtenka. Artistas yra vaidmuo, o tai sukuriame spektaklyje. O to išmokti galima tik šokant spektakliuose. Jeigu esi baletą besimokinantis mokinys, kas tau smagiau, baleto konkursai ar spektakliai?